Nu ir komentarų klausom. Tai va, ką dabar daryti? Jeigu šaltą žiemą turite pas save ant kiemų nereikalingą Peugeot 605 su negeru varikliu. Su 3 litrai SR. Tai va, būtent iš 3 litrų SR variklio ir dar ypatingai sumontuoti yra dujų įranga, labai gerai galima susimontuoti, labai gerą prietaisą, kuris vadinasi Skrabalinė 2010. Žiūrėkite arčiau, pažiūrėkite, štai yra visa technologija parodyta, būtent štai... Pečkurys jau kūrena. Pečkurys turbūt yra pats svarbiausias šitos idėjos iniciatorius, be jo štai nebūtų įvykę, taip. Ir va, matote, jau šyla pirtelį mūsų, jau akmenukai va viduje šyla. Svarbiausia, kad būtų jūsų tažo veliūrinės minkštos sėdynės. Tai kitaip jau kokia čia pirtis gausis be jų. Taip, uždarome duris, paliekam kol kas mes juos iškišoną ir štai pereinam prie svarbiausios išradimų pusės. Štai, mes turime unikalų. Tai yra širdis, mūsų pirtelas širdis. Va, kaminukas. Svarbiausia, kad kaminukas būtų pagamintas iš biškį parūdijusių duslintų vamzdžių. Va, štai čia mes turime prietaisą, kuris degina dizelinį kurą ir paverčia šilumą į. O čia va turim bakelį. Beje, turiu pažymėti, bakelis beveik tuščias, reikėtų papildyti. Va. Taip, ir kągi, jeigu ant kiemų dar turit šitam Peugeot tokiam reikalui vietos, jokių problemų šaltų metu pasišildyti. Bet ko nepaminėjai, šis neveiks aparatas, jeigu bus be ratų. Būtent tokie ratai turi būti. Reikalingi 16 colių ratlankiai. Taip, labai gerai. Ir maždaug pusės metrų dydžių skylė durelėse vairuotojai. Labai verta pažymėti, kad reikia iš pradžių nuimti visą apšrifkę viduje, nes kitaip pradės neįsvilti. Tai va, vakar jau buvo išbandytas, o šiandien bus jau viskas susimta rimtai labai. Ir turi būti tvarkinga mašina, bei